Sveiki visi susirinkę šį šeštadienį. Sveikinu visus su artėjančiom šventėm. Jau miestas, manau, daugelio širdis šiek tiek nusiteikusi ties kalėdom ir šventiniais dalykais. Bet kadangi esame sporto mylėtojai, net ir tokių laikotarpių nepaleidžiame tobulėjimus, švietimo ir viso to, ką darome. Todėl smagu, kad susirinkom šiandien pagilinti savo žinių, paklausyti, ką šneka įvairūs profesionalai, savo patirties, tiek praktiniuose užsiėmimuose, tiek čia forume. Todėl noriu jums visiems pristatyti šios dienos forumo dalyvius, su kuriais visą valandą šnekučiuosimės apie jų patirtį, visokius nutikimus, jų nuomonę ir panašiai. Pirmas pašnekovas bus Andrius Berulis. Sveikiname Andrių. Andrius yra masažuotojas ir sporto treneris. Tai labai smagu bus pasiklausti Andriaus kažką apie jo darbą ir metodiką. Kitas pašnekovas yra Erikas Dovydėnas. Noriu pasakyti, kad šioje salėje turim pasaulio Gineso rekordininką. Tai yra tas pats Erikas Dovydėnas. Galima dar kartą paploti. Šis žmogus savo kūno svorio štangą, tai yra 83 kg svorio, per vieną minutę iškėlė net 42 kartus. Tai turime Gineso rekordininką. Ne kiekvieną šeštadienį galim kartu pastebėti šalia su Gineso rekordininku vienu svaliuku. Taip pat 2023-2024 metų klasikinės jėgos trikovės čempionas. Tai labai smagu bus pasiklausyti jūsų patirties. Kita mūsų viešnia, daug tikrai žinoma, tai yra Renata. Paplokime Renatai. Renata tikrai labai matome socialmedijos ir labai aktyvi socialiniuose tinkluose. Jinai yra tas žmogus, kuris sukūręs projektą, kuris vadinasi Renata Ladies. Svarbiausi sportiniai pasiekimai tai absoliuti Lietuvos moterų fitneso čempionė, turnyrų Savickas klasė, Grand Prix, PEPA, nugalėta Europos sporto žaidynių aukso medalių laimėta, Europos čempionato bronzos medalių laimėta, taip pat apdovanota Romo Kalinausko atminimo prizų už didžiausią pažangą ir kūno kultūros sporto departamento medalių už sporto pergalės. Tai irgi labai svarus asmuo mūsų ratelėje, tai manysime, kad galėsime paklausti įvairių įdomybių. Galima paklausti dar kartą. Turime kitą Renatą čempionę, kuri taipogi neatsilieka nuo mūsų kitų Renatos. Tai absoliuti Lietuvos moterų bikinio fitneso čempionė, tarptautinių turnyrų Grand Prix Lithuania, Arnold Classic, Diamond Cup nugalėtoja, apdovanota taipogi Romo Kalinausko atminimo prizų ir didžiausią pažangą. Tai aplodismentai Renatai. Kitas pašnekovas jau mūsų draugų patapęs yra Andrius, kurį matome kiekvieną mūsų seminare, kurį mėgsta visa Lietuvos kultūrizmo virtuvė, visi įlaiko mūsų Lietuvos žmonių čempionų. Tai paplokime Andriui. Lietuvos vyrų kultūrizmo čempionas, Europos vyrų kultūrizmo čempionato bronzos sidabro laimėtojas, pasaulio vyrų kultūrizmo čempionato bronzo ir sidabro laimėtojas, Europos mišrių porų sidabro ir pasaulio čempionato bronzos laimėtojas, Mr. Universe, Diamond Cup, Grand Prix nugalėtojas, apdovanotas taip pat Romo Kalinausko prizų už didžiausią pažangą, iškovojęs 2 IFBB pro kortas veteranų ir suaugusiųjų klasėje, kur nuo dabar turi leidimą dalyvauti profesionalų varžybose. Taipogi turim ilgametį draugą, su kuriuo visą laiką smagu susitikti, paspausti ranką, tai yra sporto klubo X Formas savininkas Kastytis Gudavičius. 2012 metų Lietuvos vyrų kultūrizmo čempionas. Paplokime dar kartą. Tada turime svečią iš klubo Minotauras, Šarūnas Vaižys. Save pripažįsta kaip kultūristų trenerių ir Minotauro klubo savininkų, Lietuvos sporto universiteto absolventas,
parengė daugiau negu 100 sportininkų į varžybas. Darbo patirtis 15 metų. Trenerio amplua sako, kad kiekvienas galite pasiekti norimo rezultato, tai reikia trenerio, kuris nukreips jūs norimą linkme. Taip pat labai gerai žinomas ir visų pažįstamas Lietuvoje Anton Zajkovskij. Lietuvos vyrų kultūrizmo absoliutus čempionas, tarptautinių turnyrų nugalėtojas, Diamond Cup, Savickas Classic čempionas. Aplodismentai Antonui. Taip, šio forumo tema bus trenerio ir sportininko duetas. Du neatsiejami dalykai, siekiant tikslų, siekiant pasiekti šokio rezultatą, siekiant rasti bendradarbiavimą. Tai čia kaip dėlionės detalė, treneris ir atletas, neatsiejama dalis prizo Olimpo linkme, kuri keliauja kiekvieną kartą, kai treneris su sportininku pradeda dirbti kartu. Šarūnai, kadangi tu dirbi 15 metų treneriu, gal galėtum pasakyti, kokie yra pagrindiniai tavo asmeniniai sunkumai, kadangi, kaip ir minėjai, esi paruošęs daugiau negu 100 sportininkų, tavo darbo praktikoje, kaip iškylantys sunkumai, ką galėtum įvardinti kaip didžiausius sunkumus tavo kaip specialisto darbe? Pirmiausia, kad kaip sunkumų išvengti, turi būti trenerio ir sportininko tarpusavio bendras supratimas, ryšys, kad nebūtų pašalinių kitų trenerių, bendras kelias, kur eina kartu, ir to trenerio turi būti išsiaiškinimas, kokių tikslų sportininkas siekia. Vienas nori gal numesti tik svorio, kitas siekia kažkokį rekordą pasiekti, kitas siekia gal varžybose dalyvauti šimtą tikrą vietą, o kitas dar kažką. Tai treneris turi paaiškinti, kiek to tikslo gali užtrukti laiko, kad nėra taip paprasta, kad sportininkas įvertintų galimybės, apgalvotų, pasitartų, visą laiką pasišnekėtų, pats užduotų trenerių klausimus, jeigu visą laiką su sportininkams. Jeigu juodas klausimų, rašykite, klauskite. Diskutuojam kartu, negu jūs kažką nuspręsni, manęs nuslėpsi ir gausis toks, per aplinkų ir dar blogas rezultatas. Tai šitas labai svarbu. O labai blogai būna, kai treneris ruošia sportininką varžybom arba siekti tikslą ir nuslėpia, kad dar jisai tarėsi su papildomais dviem ar kitų trenerių arba savo geriausių draugų, kad pasiektų tą geresnį rezultatą. Geriausias draugas, labiausiai žino. Ir daugiausiai galbūt žino draugas čia padėti. Taip, ir tada gaunasi priešingai. Kad dėl ko gaunasi priešingai? Pavyzdžiui, tiek Andrius, tiek Kastytis, mes turim savo metodiką. Taip, ir nėra vienos metodikos, kuri tiktų visiems sportininkams. Ji yra ta pati metodika ir mes pasiekėm geriausią rezultatą. Tiek Andrius, bet su savo metodika. Tiek Kastytis, bet su savo metodika, tiek kas su savo metodika. Ir iš tiesų sportininkas būna patenkintas. Nes mes žinom, kaip daryti, mes tą patys perėję, mes su kitus sportininkus bandė ir panašiai. Bet tas sportininkas pasiima visų trijų sistemas, daleiskim, sporto programas, pasidaro tokį mišinį, kad pasiektų daugiau, nuslėpia nuo trenerio ir bando viską kartu. Aišku, mintys jau ten sprogsta, jau tenais, nes jau ten treneriui užduoda bereikia klausimų, kaip čia tas, ką tą daro. Ir ta prasme, toks yra labai blogas variantas. Tai geriausia, kad tinkamas būtų duetas sportininkų ar trenerių. Ta prasme, nereikia būti treneriu kažkokiu tenais pačiu geriausiu treneriu, pačiu geriausiu auklėtiniu. Reikia tam tikrų žinių, kad labai būtų abudu motyvuoti ir norėtų siekti tikslo. Ir tarpusavy kalbėtųsi ir anksčiau ir vėliau tik rezultatų ateina. Tai supratau, kad šiandien tai pagrindinių dalykų komunikacija, pagarba ir tikslas bendras. Taip, Renata, klausimas tau. Kokias top 3 trenerio savybės įvertintum kaip pačias tas, kurios tavo atrodo pačios vertingiausias? Be kokių dar pavyzdžiui pagrindiniai, jeigu matai treneriai X, treneriai Y,
kas turi tokias vertybės, tas tokias. Kokias vertybės tu išskirtum, tas pačius svarbiausias, kurios tau imponuoja kaip labai gerą trenerį. Čia toks įdomesnis klausimas. Stengiuosi. Treneris turi būti autoritetas, kažkas, kas aukščiau už tave, ką tu norėtum lygiuotis. Tai iš to, ko nori gauti žinių, kažką sužinoti, tai pasižiūri, treneris toks tavams, tai svarbiausia kažko iš jo išmokti. Antras dalykas, kad būtų geras vaibas. Čia man labai svarbu, kad tikrai atitinka arba netitinka laukai ir energijos. O trečias dalykas, tai turi būti draugystė, bet ir griežtumas kažkoks tai. Ribos. Ribos, jo, draugystė, bet ir ribos. Kad nebūtų pastoviai geras vaibas. Kad nebūtų pastoviai geras vaibas, įsigrybauja kažkur. Tai vis tiek turi būti tas atstumas šioks toks. Būna dažnai tas atstumai kaip ir... Jo, jeigu ta riba peržengiama, paskui jau prasideda kitiem. Tada pastovi vaibas. Bet turi būt vaibas. Andriau, klausimas tau. Su kokiu teiginiu arba su kuo sutiktum? Geras treneris, gerai, kas tas geras treneris? Tai geras treneris patirtimi ar geras treneris žiniom? Ką galėtume pakomentuoti? Iš tas minės, kaip tu pats vertinis. Įdomu, neįdomu tau. Manau, ir patirtis ir žinios, aišku, bet gal pagrindas yra žinios, nes yra tokių trenerių, kurie galbūt net nedalyvavę varžybose, bet jie sukaupia didelę bazę žinių, paruošia daug sportininkų, jie žino, ką daro, žino, nuo ko pradėti, žino, kaip tave ves tuo keliu ir kaip užbaigti. Ta prasme, viską kaip davesti iki galo, čia labai yra svarbu, nes kiek žinom vis tiek, kad pasiruoš gerai varžybom, aišku, visiems skirtingai reikia, bet vis tiek apie nuo 3 iki 6 mėnesių priklauso ten, kaip kas greitai ir kaip kino kūnas pasiduoda, bet vis tiek reikia laiko ir turi būti tie laipteliai ir manau, kad žinios čia labiausiai padeda šiuo klausimu. Nors patirtis irgi aišku, bet šiaip aš sutikčiau daugiau jau su žiniom. Yra kokia iš savo nepatekis ir žinios. Ateina treneris, vienas patyręs, kuris daug žino, kuris ir abu turi gerą vaibą. Aš galbūt turėčiau patyrus. Kuris turi kažkokį... Taip, nes patyrime jau gydam pas tokį trenerį, kuris turėjo labai ilgą retą patirtį ir tiesiog pasitikėjau visiškai. Iš karto susitikom, iš karto toks, matau, kad žmogus tikrai žino klausimus. Bet taip pat šitie yra, patirtis ir žinios. Mūsų treneris ir Renatas ir mano, tai tas pats, bet jis bet negali pasakyti, kad jis dalyvavęs kažkada, gal kažkada ir dalyvavęs, kiek pamenu, bet labai savais laikais pabandęs, bet jis tiek ir patirtis ir žinios viename, nes sukaupęs per sportininkus, sukaupęs patirtį, o kažkada nuo žinių pradėjo. Tai va, atrodo iš vis, kad čia neatsiekia dalykai. Neturim tokį bendrą trenerį, kaip visas dviesi dvylikos targyti ir kaip įvardintumėt, Renaldas yra patirties ar žinių treneris? Visa ko. Visa ko. Viskas. Atsakymą turiu. Šarūnai, visi žinom, kad tu ne tik treneris, bet ir sportininkas. Bet vis tiek kažkada buvo mano tas momentas, kada pradėjai tik nuo sportininkų. Netėjai į salę ir aš dabar treniruoju. Kiek praėjo laiko, kada pajutė, kada buvo tas kertinis lūžis, ar atskaitos taškas, ar klientai pradėjo sakyti, ar varžybos sužavėjo, ar pajutė, kad turi žinių kažkokį didžiulį bagažą. Kada pats supratėjai per savo tą laikotarpį, sportą, treniravimą, kad va dabar jau yra ta diena, kada aš jau galiu tapti treneriu. Taip, aš treneriu dirbau. Aš pats laiką paskyrau, kai pats pradėjau sportuoti. Mačiau, kad man patinka bendrauti žmonėm, padėti, čia ne taip, kaip aš galiu irgi norėti treneriu dirbti, bet tas kiekvienas užduodamas klausimas, bendravimas, pastoviai, ne kiekvienas gal gali, bet tas žmogus turi būti duota, naudoti didelis noro siekimas, tai atveda iki to, kad paskui pats mėgaujasi gerais rezultatais sportininkų, pasiekimais ir tas viską tai atlieka. Bet labiausiai noriu pasakyti, kad
Sportininkai kartais pamiršta padėkoti treneriui gerą darbą. Nes mūsų motyvuoja, nes pinigai kažkokie, medaliai kažkas, mes visi dirbam, kad patenkinti sportininką, save ir vėl gerą rezultatą, o sportininkai kartais pamiršta. Tai tas yra labai svarbu. Pavyzdžiui, praeitą savaitę nereikia čia net varžybinio varianto. Priėjo moteriškę, kurią aš ten treniruoju ir sako, ačiū treneri, nes ne tai, kad aš ten numečiau svorą, bet tiesiog, kad aš dabar pajėgiu įsiplaukti namus, viena gyvendama, įsigilinti rūbus, prie manęs stovi nugaros ir net nesušilo, kadangi iš Ronkos sporto klubą atlygiau čiuotis. Sakau, sveikinu, skanu. Kastyti, klausimus tau. Kaip esi sukaupęs darbo patirtį, pats dalyvavęs varžybose ir panašiai, kiek tarkim tau pačiam, kai kažkada buvusiam sportininkui, teko turėti trenerių per gyvenimo patirtį, kiek tu galėtum skaičiuoti žmonių, su kuriais tu dirbai? Taip, iš tikrųjų, tai, aš šiame sporte gal pradėjau labai vėlai, aš ilgą laiką buvau boksininkas. Aš to turizmu gal užsiiminėjau daugiau nuo 30 metų. Tai ir tuo pradėjau gal daugiau šitą sportą mėgti po tokių turėjau širdies operaciją. Gyvendamas Kaune, man buvo patarta, kad daugiau, aišku, kaip boksą lankiau, vis tiek tos štangos man nebuvo svetimas. Tai vienas gal iš pirmų tokių trenerių buvo, aš gal ir nepasakyčiau kaip trenerių, bet kuris padėjo susipažinti man su šiuo sportu, tai ten ir į federacijos ilgalaikis sekretorius, tai Kęstutis Rimnevičius, čia Kėdainiuose, Kaune, gavosi, kad po tų operacijų aš ten netoli mano namų buvo klubas Geležiniai žmonės, tai aš papuoliau pas Saulių Bisevičių ir to laiku man buvo čia labai didelis autoritetas, kadangi man buvo 30 metų, aš jau ne vaikas, jau rinkaus, kuo aš noriu. Ir papuolęs pas tą trenerių, tikrai galiu padėkoti viskam, nes aš siemiausi, aš vaikščiau, kai dabartinis gal jaunimas taip nėra, aš ten sportavau, aš ausis ištempęs kiekvieną žodį, klausiau, nes 30 metų, nuo 30 metų pradėjau, tai galiu pasakyti tik tai savo jau tikslo Lietuvos čempionų tapau po 10 metų. Tai man buvo 40 metų. Tai mano treneriai, va taip ir buvo, aišku, dar daug aš patirties siemiaus, tikrai man daug padėjo žiniom, irgi gerbiamas sportininkas, treneris Arvydas Nickus, tikrai prisidėjo prie mano tos sportinės karjeros ir trenerio darbo. Gal tokie 3 daugiau tokie žmonės. Iš vienos paskait, mes buvom pasirinkę savo trenerius, tai nereikėjo ieškoti, kaip dabar jaunimas pas vieną, dviejų, trečią, panašiai, tai nebuvo šimtų žmonių. Čia į pabaigą. Erikai, tada skaityti kaip jėgos sporto stovo. Pagrindinės savybės, kada treneris ir klientas tampa komanda tavo sporto. Vis tiek aš galvoju, visi dirbi su treneriais. Čia klausimas man kaip sportininkui ar kaip treneriui? Pradžioj gal kaip sportininkui ir po to kaip perėti kaip treneris, kokios savybės yra treneris ir klientas tampa kaip komanda. Ką galėtum vertinti? Iš savo kaip sportininko, kaip tu vertini prizmės ir dabar kaip trenerio? Tai iš sportininko prizmės, kaip jau minėjau, tai bendras vaibas. Iškai treneris turi būti ir patyręs ir įsilavinęs toj srity, nebijot klausimų, nebijot diskusijų. Nes jeigu tu užsiminėjai jėgos sportu, tai jėgos sportu užsimena dažniausiai labai specifiniai žmonės, ar ne? Tai tarkim, aš čia sėdžiu prie šitų vyrų ir aš mažas. Salėj praleidžiu laiko, manau, tikrai ne ką mažiau. Vizualiai įvertinta sunku. Tai tas visai kitas tiklas ir tie žmonės, su kuriais aš dirbu, irgi jie yra tokie šiek tiek su kitu požiūriu. Ateina, jiems motyvacijos ieškoti nereikia, jie žino, dėl ko tą daro, ir jie žino, kad jie galbūt neatrodys taip gerai, kartais net sunkiai, net neatrodys, kad jie sportuoja, bet jie jau turės viduje tą tokį varikliuką savo. Tai treneris, aš manau, kad turėtų būti irgi paragavęs tos duonos, pats kažkiek varžęsis, kad pilnai suprastų žmogų.
mano pirmas treneris buvo Rimantas Siūnėlis, jis buvo sunkiosios atletikos treneris, nes aš jėgos trikoje atėjau po sunkiosios atletikos. Tai jėgos trikoje dirbau vienas tik tai su savimi, trenerio neturėjau. Tai iš sportininko perspektyvos man buvo svarbu, kad taptumėm komandą, tai treneris turėjo suprast mane ir su Rimantu mes labai puikiai susidirbom. Jeigu turėdavau klausimų, jis irgi bet kokį klausimą pas jį galėjai, nebūtinai iš sporto srities klausimas, gali būti ir asmeninis klausimas, tiesiog turbūt tas ir padaro mus kaip komanda, kad tu gali ateiti su savo kartais ir gyvenimiškais klausimais pas trenerį ir jis tavo padeda juos išspręsti. Tai, o iš trenerio perspektyvos pas mane dažniausiai ateidavo žmonės, kurie, kaip ir minėjau, tokie motyvuoti, jie žino, kodėl ateina čia, kodėl jie nori užsiiminėti šito sporto, tai jiems kažkokios motyvacijos tiek papildomai nereikia. Kas gal iš mano pusės, aš visi, kaip ir kiekvienas treneris turi savo metodikas, tai mano metodika ir požiūris yra tas, kad mes ruošimės ne vienom varžybom, o daug metų į priekį sportuoti. Dėl to, kai ateina žmogus, jeigu tai ateina naujas, labai daug investuojam į techniką, į mobilumą ir pirmas pasiruošimas varžyboms, tarkim, jeigu jis sportavo vienas ir turim varžybas, kad ir už 3 mėnesių, mes nepuolam kelt sunkių svorių, mes puolam tvarkyti problemas, kurios yra, nes jeigu žmogus ruošiasi vienas, dažniausiai jų būna ir jeigu tas rezultatas pirmose varžybose ir kilogramų atžvilgių nėra toks didžiulis, kokio tikėjasi, mes tą susitelkėm į tolimesnį tikslą. Tai jeigu žmogus tą supranta ar ne, kodėl mes dabar stebekinam šiek tiek, tvarkom problemas, tai... Kodėl būnam boksuose? Ja. Ja. Bet paprastai, kai žmogus ateina pas mane, tai jis jau žino, ko tikėtis, kad tai nebus tiesiog, dedam svorį ant štangos, eik kelt. Dedam svorį mažą ant štangos, valandą šlifuojam judesį, kol tas judesys pagaliau tampa toks, kokio mes siekiam. Čia automatiškai bus sportiškai subrendęs asmuo. Aš manau, pagal amžius kreivė tikrai tai nežymiai. Čia visko būna. Žymiai tokių amžiaus, kaip sakoma, žmonių negu po 20. Aš turiu dabar, kaip tik vyko varžybos prieš praeitą savaitgalį, vyko jėgos trikoje varžybos, mano sportininkas 22 metų, svorio kategorija iki 75 kg, tai jis pritūpė 185, paspaudė 117, atkėlė 225, iškovojo pirmą vietą savo svorio kategorijoje. Tai irgi buvo jaunas žmogus ir su juo reikėjo irgi ilgai dirbti, kad jisai suprastų, kodėl mes dabar neforsuojam. Nors jis galėtų kelti daugiau, mes dedam žingsnį atgal, tvarkom problemas, kartais reikėjo leisti suklysti jam, kad jisai suprastų patsai, bet iš principo, kaip ir bet kokiam darbe su žmogum, pagrindinis aspektas turbūt yra komunikacija, kad jeigu mes pasiruošę žengti atgal tvarkyti problemas, kad jisai patsai suprastų, kad aš iškomunikuočiau tai, kad jisai supranta, dėl ko mes tai darom. Nes jeigu sportininkas nesupranta, dėl ko mes kažką darom, tai čia yra ne sportininko problema, o trenerio. Nes treneris nepasirinko tinkamų metodų perteikti informaciją. Aš manau, kad tokio tipo klientų kiekvienas treneris pavydėtų tau. Taip, Renata. Kiek turėjai ilgiausiai savo darbe klientą, kuris, tarkim, treniravosi pas tave metų, 2, 3, 10. Ar turi tokių gamdžių sportininkų, kurie ten jau sportuoja, ten žymiai nuolaitis dėlta, kai jūs viską vos labiau veikia? Realiai tai, kai pradeda pas mane sportuoti, tai ir lieka. Prašau. Tai dėl to man ir gavosi ta
moterų tokią bendruomenę, kur Renata Leidis, nes jų vis daugėjo, ir po to galvoju, ką čia daryti, kaip čia ką. Ir tada jau būri tas moteris į kažkokią bendruomenę ir visa kita, nes jos nenori išeiti, tik prisideda dar kitos. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jeigu ateina, tai lieka, o jeigu ateina kažkas, tai nesutampa vaibas su manim arba su bendra komuna, tai labai greit išeina. Jo, nes vis tiek yra tam tikras vaibas, metodika, ta prasme viskas. Daug. Jo, tai mano klientai yra Ilgaamžiai. Ilgaamžiai. Bus ilgaamžiai. Bus ilgaamžiai, sportuos. Bet ilgalaikiai, taip. Andriau, ar sutinki, kad senosios kartos treneriai turėjo daugiau iššūkių negu šių dienų? Tarkim, paruošimo kažkokio atžvilgio treniravimuose. Aš gal manau, kad vienodai vis tiek, jeigu jūs toj srity žmogus dirba, kitas skildomisi viskuo, gilinasi žinias plečia, aš manau, senos kartos. Jie dar renka, kai kurie dar turi tos informacijos iš senos kartos trenerių sukaupę ir bando panaudoti dar iš šiai dienai kažką. Aišku, viskas naujinasi, jie turi dar suspėti ir dabartinėm žiniom, ta prasme, ras laiko, nes tikrai daug kas keičiasi. Tai aš manau, kad daug būtų lėtus. Ir toks variantas, bet ne. Kokie jūs nori? Ar senosios kartos treneris turėjo daugiau iššūkių paruošti asmenys, tarkim, varžybų negu šių dienų kažkoks taiklis. Jie turi pritaikyti savo žinias, anksčiau irgi buvo labai geri rezultatai ištampuose. Dabar ateina naujos žinios, treniruokliai, nauji kažkokie pratimai. Manau, kad naujai kartai trenerių yra netgi šiek tiek sunkiau, nes jie turi ir naujų žinių, daug vis plūstančių iš visų pusių ir tuo pačiu pritaikyti. Ir nori ir senas žinias, kur irgi yra labai žinios. Klausimas Antonui. Ilgametis sportininkas, lankėsis įvairiuose klubuose, buvo studijęs, analizavęs. Čia toks, man patiks toks klausimas. Ar matai skirtumus tarp senosios kartos trenerių ir naujosios kartos trenerių? Mes turim salę X kažkokią, Y, ir tarkim, žinoma, kokioje tu salėje daug laiko sportavai, kokie asmenys lankėsi, kokios žinios, koks vaibas, kaip tu ateini į salę, visus darbo vienus pavadinti ir koks ten vaibas. Ir tu matai, kokie tavo skirtumai, kaip tu žiūri, kaip vertintos treneris, kaip galimybė tiesiog pasidaryti savo nuomonę. Aš gerbiu visus trenerius, bet aš tai ruošiausi pagal senos kartos trenerius varžybų. Čia dar tokie kaip Gorėlikas ir panašiai, čia net jo auklėtinis mane ruošia. Čia iš vis dinozauro laikai. O dabar tai tiesiog tas sportas pasikeitęs biškį, ten bikini atsiradę ir panašiai. Arba nebūtinai tas treneriavimas yra kultūrizmų pasiruošimui. Ir dabar ateina žmonės tiesiog išlavinti savo, kad neišlavinti, bet jau gal sveikatos ir panašiai. Nes aš matau daug treniruojančių, ta prasme, pilnos salės žmonių. Čia buvo 3 salės, ir jos tokios rusų tipo būdavo, ir tų sportuojančių nebuvo taip daug. Tiesa, tokių pasportavusių tose salėse buvo daugiau. Taip, vaizdiškai kalbant. Bet, ta prasme, masė žmonių dabar treniruojasi ne tam, kad kažkur tai pasirodyti varžybose ir panašiai. Dėl treniriavimo, tai dabar treneriai biški kitokio lygmens, nes yra kitos kategorijos, bikini ir panašiai, jau senas treneriai savo Gorėlikas ir panašiai, jau jie nesuprastų, ką čia vertinti ir kaip čia ruošti. Tai būtų skirtumas tarp tų senų ir naujų trenerių. Ar sutiktumėt su tokiu teiginiu, kad geras treneris nebūtinai turi būti geras atletas? Tai tikrai sutinku, nes čia, bet į bet kokią sporto šaką pažiūrėjus, kartais rasi tokių atvejų, kur, tarkim, paimant komantinį sportą, futbolas, krepšinis, tarkim,
geriausi vos net treneriai visi, kurie nebuvo pats geriausias sportininkai. Tai tikrai su šito sutinku, tas pats galėjo turbūt ir jėgos sportų, kurį atstovauju irgi. Jo. Dėl kultūrizmų iš tikrųjų nežinau, turbūt ten daugiau patirties teikia per tai, bet jo. Dėl šito pasakysiu, kad mane ruošė tas, kuris dalyvavo varžybose ir tas, kuris iš vis nedalyvavo varžybose, bet buvo sukaupta daug informacijos. Tai geriausią formą aš padariau jau tada, kai jau treneriavo mane tas, kuris be patirties neleiskim varžybų klausimų. Čia apie to, matau. Apie to. Šarūnai, kaip ir minėjai, turėjai kažkiek trenerių ir pats. Vienas. Ką patliko jis, jūs sakykite, ką galėtumėt gero, blogo padaryti? Savaitą žiūrovų trenerius, tačiau jo sportininkų rezultatų, tų sportininkų paruošimą, kaip atrodo sportininkai. Pats galvoju, vaikystėje jaunas sportininkų trenerių kažką tai pasieksiu pats. Net pradžioje negalvojau, kad pats būsiu kažkoks treneris, kažką ten ruošiu varžybom, bet jas atpažinčiau. Viskas atvalgus savaitės. Renata, su kiek trenerių teko dirbti? Tai dabar, pagalvoju atsisėdus su 3. Galėtum įvardinti? Tai pirma trenerė. Po 20 metų, tai jau pirmą kartą starė, taip jinai dalyvavo pas Musevičių, aš ta pati mokykla, oldschoolinė mokykla. Jo, tai trenerė, nebūtinai aš. Antras treneris buvo jau tikra kultūrizmo mokykla, tai Alvydas Mičkins. Tai jis ant to tokio tikro kultūrizmo užvegė. Trečias treneris buvo Tomas Talvaitis. Kuris iš šių žmonių iš sportinės to paruošimo, to sportinio tokio kontaktų labiausiai? Labai visi skirtingi, labai su skirtingom patirtim. Ir kiekvienas labai stipriai prisidėjo prie to, kad aš ateičiau ten, kur aš buvau. Kiekvienas turėjo savo tą laiką, atkarpą, kur jau įvykdydavom viską ir tada reikėdavo jau man nieks levo laiką. Ir tada atsirasdavo kitas treneris, kuris dar į viršų nuo tą proportą. Ar galėtum sutikti su tokiu teiginiu, kad jeigu turėjom kažkada patirtie kelti trenerių, tai mes tame asmenyje matome įdėtus to trenerio darbo metodikas, braižą. Žinoma, netgi atvažiuodavai į varžybas, tu žinai, čia to trenerio, čia to, nes kiekvienas įsiskiria to trenerio metodika, matosi ant scenos, pozavimas, nusverimas ir taip toliau. Tai jo labai aiškiai matosi. Bet galiu nuliūdinti, kuo toliau, tuo vis sunkiau ant scenos pastebėti kažkokių specifinių nuotykių tam tikro trenerio gausybės paruošimo, nes Lietuvoje turime tik keletą tų topų, kurie ruošia tikrai klarą kiekį žmonių ir liūdna pagalvoti, kas bus tada, kai jų nebus, nes tikrai nėra kitų, kurie užsiimtų tavo profesionaliuoju sportu, bet ką paklysti, nemanau, ne veltui čia mes susirinkom, galbūt iškalbinti kažkas iš jūsų savoks patirtį ir perimis, kaip sakoma, vairą. Andriau, tu atėjęs iš kitos sporto šakos. Taip. Ir ten turėjai irgi trenerių, mano ne vieną, ne du. Teko dirbti tik su vienu. Ir atėjus iš dziudo sporto šakos ir ten turėjau 2 trenerius, todėl kad Vienu metu ar ne, skirtingai, todėl kad buvo pradedantis lygis, buvo vienas treneris. Ir kada jau perėjau iki aukštesnį lygį, ten jau buvo kitas treneris. Tai tiesiog savaime taip gavosi, kad tu kada perėjai į aukštesnį lygį, tada jau tas tiesiog buvo pažengusi grupė. Tai jau ta grupė jau liko, o aš jau perėjau pažengusi grupę. Tai dėl to pasikeitė treneris. Tai bet ten turėjau 2 trenerius. O kultūrizme, kaip aš dabar juokauju, iš tikrųjų Renaldas Šesnaitis buvo pirmas mano treneris ir visą laiką jisai buvo ir dabar yra, bet kaip juokauju dabar nuo
dabar pusę metų kartu dirbam, dar padeda man Adomavičius Gediminas. Tai iš tikrųjų tas Jurkis ten vyr treneris, o čia treneris. Todėl, kad aš čia Vilniuje sportuoju su juo, darau treniruotę, o tenai nuvažiuoju pasitarėm su Renaldu. Aišku, abu treneriai viską žino, ta prasme nėra jokių ten konfliktų dėl to, taip sutarėm. Bet ne dėl to, kad tas treneris blogas, bet galbūt dėl to, kad čia vietoj yra, nes ten sunku privažinėti. Ir Gal ne vien tik dėl to, kad vietoj, dėl to, kad jūs su Gediminu labai taikot mišrius technologijas. Taip, dar aš iš tikrųjų taip, truputėlį skiriasi specifika, iš tikrųjų Renaldo vienokia, čia kitokia, bet esmė tame, kad abu jie prieina bendro to pačio. Pačiam kaip sportininkui yra sunku sugerti tą visą informaciją, sunku perimti tą visą, kaip sakoma, mūdą, kai atvažiuoja pas Renaldą, o jau kažkokios Gedimino mintis galvoja, kad atvažiuoja pas Gediminą ir Renaldo kažkokie žodžiai, ar būna, kad tau pačiam tapo tai iš to pusmetį žymiai sunkiau dirbti, žymiai daugiau kažkokios informacijos, ar pasimetas bei kažką, gal vien kažką. Iš pradžių buvo truputėlį sunkoka, todėl kad čia vienai pasako, ten nuvažiuoji pasako truputėlį kitaip, bet iš esmės kažkaip atgaliniam rezultatui viskas labai sutapo. Reikėjo kai kur gal laviruoti, bet vienur gal paklausiau labiau Renaldo, kitur gal labiau Gedimino. Bet jo, būna tokių truputėlį tas balamuotimas, toksai būna. Bet galbūt aš, kada buvau tik pas Renaldą ir gerai, Šarūnas sakė, seniau kažkaip klausydavai vieno draugo, kito draugo, plus treneris, tai ten labiau buvo tokio chaoso. Mišrainis, ten tikrai buvau susimaišęs, buvo tikrai tokie tarpai pasiruošimo metu, ten nukentėjo tas pasiruošimas, tikiu. Tai dabar galiu pasakyti, gal tą praėjau, dabar kitaip į viską žiūrėjau ir tikrai susitvarkiau su kultūritis. Tai reiškia, tavo sportininkai taipogi indėlis yra įdėtas į tą bendrą komandų žaidimą keisį. Taip, stengiasi ir vieno išklausyti, ir kito išklausyti, ir net palygyti nuomonės, ir kitą kartą vienam pasakai, tas treneris sakė taip, kitam pasakai tas taip, ir paklausai jų nuomonės, ir vieno ir kito. Kaip manot, kokie patys yra vedami bruožai kaip trenerio geriausi? Ką galėtų būti įvardinti? Gal 3, 10, kas iš paprašytas man geras? Būtent kaip treneris? Ja. Būti viskas. Ne tai, kad jūs kaip treneris, bet klientų atveju. Tai kaip ir turbūt prieš tai aptarėm, tai turbūt pats svarbiausias dalykas, sakyčiau, žinios ir patirtis, nes jeigu treneris ten, tarkim, pats nesupranta, ką daro, tai pats supranta. Daug tokių teko sutikti? Nieko nenoriu kišti po autobus, kaip sakant, bet yra tekę ir iki šiol dar matau. Ir bus dar. Ir bus dar turbūt, ja. Labai daug. O antras dalykas labai svarbus, tai turbūt reikalavimas iš to pačio kliento dalykų. Aišku, žiūrint, koks tas pats klientas nori atėjęs, bet stengiuosi visada būti tokiu motyvuojančiu labiau, ypač vyresniem klientam, tarkim, ofisiniam klientam, taip toliau, nes jam reikia labai didelio postumio. Ir trečias turbūt dalykas - komunikacija gera, sakant, visada būti atviram, padėti, nes aš užsiimu ir treniravimą, ir masažavimu, tai tam žmogui gali padėti ne vien per treniravimą, jeigu turiu kažkokių sveikatos problemų, ar kažkas šiaip negerai, tai jam gali padėti, dirbti per visas prizmas, taip sakant, tai tie, sakyčiau, 3 pagrindiniai dalykai daugėja. Šarūnai, kas daugiau neša, tarkim, kaip trenerio laimės, koks sportininkas tas, kuris siekia kažkokio užtisnių tikslų, vienintelė tikslas sezonas, varžybos, prokvartos, vėlimas, tiesiog Lietuvos garsinimas užsienio scenose. Eilinis žmogus, kuris tiesiog atėjęs į sporto salę, nori pagerinti savo sveikatą ir geresnį gyvenimo kokybę.
Tau asmeniškai, kuris klientas tau neša daugiau laimės? Tai mes įsikeliam kokius tikslus ir jis tai jau pamoksta. Ir šis patenkinti būna treneriais ir sportininkus ir važiuojam toliau, viskas gerėja, rezultatai gerėja. O iš tikrųjų, kada duetas būna įsijungęs tos mygtukas, kada gali užsigrūti, pavyzdžiui, buvo tokia situacija. Pas mane vienas sportininkas atėjo, sako, čia aš noriu numesti svorą biškį, gražiai atrodyti, bet sako, kad 30 varžybos dalyvauti, sako, ten įsipuolų, ten beskirai atrodys. Gerai, ruošiamės, netgi fotografavom nuotraukas, vykdom rezultatas keičiasi, raumenimas didėja, proporcijos gerėja, visi patenkinti, atėjo varžybos, netgi ne Lietuvoje važiavom į Estiją. Čia tik vienintelis toks atvejis gal buvo, bet toks tai būna. Jisai iš 22 dalyvių tapo 7 ir papuola tik 6. Nuo pirmos varžybos, važiuojam namo, jis nebekalba, nebelaimingas. Tai sakau, bet ne, įgyveninom tikslą, sakau, iš 22 paėmiau 7, sakau, čia tik pirmos varžybos, tada gerai. Jeigu kitose varžybose aš neužimsiu prizines vietos, aš mentaliai galvoju, kad kažką nuveiksiu ir kitą darysiu. Jau ir taip galvos gerai. Tas svarbiausia, didelis didžiausias yra klaida, kai treneris nervuoja. Ir taip ne tokia tikslai buvo dar kažką. Tai sakau, žiūrėk, dabar tu atsisės šalia paaiškinau. Tai dabar žiūrėk. Mes jėgant tą viską darom 2 metus. Čia irgi visi geri atletai, kad tą daro tą patį 5-10 metų. Plius yra genetiškai apdovanoti klonom kardijom, dar taip toliau mes galim taip tą pasiekti toliau, bet reikia laiko. Ir su pokalbiais, aš išnekeisiais, kada treneris gražiai išneka, galima tai spręsti tokius dalykus, bet reikia kalbėtis, dalykus. Renate, jisai paruošus į kažką atlestrykų sekant. Taip. Tai tarkim tavo, pasidalyk asmeninių pojūčių, su kokie sportininkų buvo smagiau dirbti, tas, kuris ruošiasi kažkur, ar tas, kuris ateina į salę tiesiog jaustis gerai? Tiesą sakant, šiuo metu neruošiu varžybom, paskutiniais metais merginų, nes realiai iškvistu. Supratau. Taip paprastas žodis yra. Atrodo, ten labai daug atiduodi savęs, ten tą patirtį ir perteikti visą kitą, bet galinio tokio feedbacko gražos nelabai kaip ir yra kartais, ir išsakė. Aš didesnį malonumą patiriu treniruodama paprastas žmonės, iš jų padarom kažką tokio. Jos nebūtinai turi būti varžybos, nebūtinai turi sceną, kad galėtum džiaugtis kaip treneris. Tai buvo tas etapas, aš pati dalyvavau, pati ruošiau. Kažkiek gal buvo tokio kaip trenerio ego patenkinimas, kad aš matau savo darbo vaisius ant scenos ir man turi būtinai laimėti, nes aš laimėdavau, tai kaip čia dabar jos nelaimės. Ir jo, sakyčiau, šitą patenkinau savo, supratau, kas mane daro laimingą ir važiavam toliau. Kaip sakyti? Jeigu yra buvo dirbti su tuo sportininku, kuris iš kur dirbs dalyvaus, su sportininku, kuris vis tiek nori pasitobulinti Lietuvos sporte, pasiekti šių rezultatų. Tai korektiškas atsakymas būtų tas, kuris siekia rezultatų ir juos pasiekia. Tai, bet iš tikrųjų, jeigu man asmeniškai, tas malonumas yra šiek tiek kitoks, tarkim, kai dirbi su paprastu žmogum, kuris tiesiog atėjo, kad gerai jaustųsi sporto salė, tai aš stengiuosi tą visą laiką neišnaudoti taip, kad aš pats gaučiau naudą iš jo. Tai pas mane dažniausiai ateina įdomus žmonės, aš iš jų kažko mokausi, stengiuosi kažko pasimokyti. Kai dirbi su sportininkais, tai atsiranda tokie įdomus momentai, kai jie turi klausimų, tu ne visada turi atsakymus. Kai tu neturi atsakymų, tu grįžti namo ir tu ieškai tų atsakymų. Man ateina malonumas iš to, kad jie mane spaudžia ir dėl to spaudimo aš jaučiu, kad aš esu priverstas tobulėti ir judėti prieki. Tai vienu atveju tiesiog tas kaip iš bendravimo ar tobulėjimo gyvenimo prasme,
dirbant su paprastai žmonėm, kurie nesiruošia varžybom, su tais, su kuriais dirbi, kurie ruošiasi varžybom, tai pats tobulėjai kaip sportininkas ir kaip treneris to pačio. Kastyti ir tiek, ir už tiek, jeigu aš tą ruošiu ir dabar visai. Tai tarkim asmeniniai, tarkim, patirtais, kad sako, geriau dirbti su tiesiog klubo lankytoju, geriau vežti kažką, kas atstovaus vardą. Aš pasakysiu taip, pas mane yra taip, kadangi aš iš nedidelio miesto, tai iš savo Kėdainių, tai pas mus yra 3 klubai, kai tokiam miestą, tai skaitau nemažai, tai tame mieste pas mus žinom, jeigu nori rezultatą kažkokią siekti, ar varžybom ruoštis, ar svorį mestą, reikia paskasti, veisi kalbą. Nori sveikatingumo kažkas žiūrėti, eina tenai. Ruošimasis tas, su kuo lengviau, gal man paprasčiausia lengviau su motyvuotu žmogum. Nebūtinai, kad jisai varžybom pasiruoštų. Jisai numes svorį, numesta. Dabar džiaugiuosi irgi per gal ilgą laiką tą darbo patirtį, jau pas mane ateina iš ligoninės daktarai, siunčia pas mane, kad eitų susitvarkyti numerį. Mane tas labai motyvuoja. Tikrai dirbu ir turiu keli žmonės prižiūri su negale. Vienam padaręs treniruoklį, pasinamuose tenai, nes jisai paralyžiuotas praktiškai buvo, tik kalbėti galėjo, bet dabar jau praėjo, nežinau, 3 metai, 4 metai, tai jisai jau kažkiek rankas valdo, dar negali. Bet tokie žmonės 100 kartų daugiau motyvuoti yra negu kiti būna, kur, kai mes sakom, genetiškai viską turi, kur jam reikėtų biškis, gali į tą varžybas, į laurus, skint, bet su tokiais žmonėm, nes Morgelė Renata sakė, yra atsakas labai didelis, tu iš jo jauti, kad tie žmonės, aš nežinau, galbūt spinduliuoja tą šilumą, tai su tokiais žmonėm yra tikrai daug maloniau. Varžybom, aš kai su varžybom pas mane paskutinti 5-6 metai, tai nuo 1 iki 4 žmonių kiekvieną sezoną varžybą pas mane eina. Taip, Antonai, klausimas tau, ar vis dar girdi tokį teiginys, tai buvo labai populiarus teiginys, kad jeigu jau atletas laimėjo, tai geras sportininkas, jeigu jau pralaimėjo, tai reiškia geras treneris. Kvaila būtų kaltinti trenerių, tik tai trenerių, nes visokių tų sportininkų ir šiaip tas treneris turi būti labai didelis psichologas, ir turėti daug kantrybės. Nes kalbant apie pasiruošimą varžybom, kai treneris ruošia varžybom, tai ypač tiek moterys, tai sunkus jau, psichika įtakoja, jo. Stipriai. Ir ne tai, kad net tie pažengę sportininkai, kai man leiskim sakydavo, kam tau treneris, viską pats žinai. Bet kai tu ruošies varžybom, tu nelabai adekvačiai save matai. Kažkas tai turi kontroliuoti, kažkada tai, kai ir nusirauni pats psichologiškai, ir kažkas turi išmotyvuoti, jiems sakyti. Tai Tomas tą mokėjo labai gerai. Žiūriu dabar tik tai moteris ruošia, tai reiškia geras treneris. Stipri psichika jau. Galima biškį apie motivaciją. Žinoma, yra vaikas ta, kai motivacija praeina, dar smagu, aš tai matau, šiandien salėje yra viena iš pirmų mano aukštų moterų, jinai dabar dirba trenerio darbą. Čia yra, nežinau, motivacija, čia atpildas yra visai to. Nebūtinai, kad su medaliu kažkas grįžo ir kažką. Andriau, ar pats dirbti, taip, papildomai dirbu. Kiek laiko jau? 2 metai. Ką neprašyti? 2 metai. Ir kaip pats jautiesi? Puikiai, man patinka tos darbas. Papildomai kažkaip nekaltai taip atsirado žmonės, kurie norėjo pagalbos. Kažkaip sugalvojau laisvalaikio reikėtų pabandyti, man visai patiko. Tai vis tiek kažkada bus tas laikas, linkiu, kad kuo ilgiau būtume sportinis varžybinis atletas, vis tiek kada bus tas laikas, kai išeisi iš rinkos, kaip sakoma, tikiesi, galvoju, kad treniravimas žymiai didesnį laiko tarpą negu dabar. Realizuosi save. Ne, aš manau,
galbūt, kad ir baigsiu tą karjerą, tarkim, varžybinę karjerą, ne, sportas vis tiek liks mano gyvenime. Manau, kad skirsiu tiek pat laiko panašiai, gal truputėlį mažiau negu dabar, bet galbūt padėčiau, dabar stengiuosi padėti žmonėm, bet tokiem paprastiem, kurie nori susitvarkyti mitybą, nori pasigražinti kūno proporcijas. Tai daugiau dirbu, aišku, būna tokių, kad nori kalbina pasiruošti varžybom padėti, bet aš kažkaip kategoriškas tam, aš sakau, kol aš pats dalyvauju, aš tikrai šiandien neužsiimsiu, nežinau, ką tai reiškia. Ir aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi Šarūnu, kaip jis sugeba ir pats pasiruošti, ir dar žmonių nemažai paruošti. Čia labai, ta prasme, garbė didelė dėl šitų klausimų, nežinau, ką tai reiškia. Bet, pavyzdžiui, paprastai, užvest žmogų ant kelio, nusimest svorį, pasižiūrėti proporcijas, pakoreguoti kūno linijas. Taip, šitą padedu ir tikrai pateikia. Pritaikai programą, pritaikai mitybą, užsiėmė tuo kalbam. Ir tikrai yra pasiekę rezultatų, yra žmonių tikrai nemažai. Treneriaujat? Ne. Ar treneriausit? Nežinau. Kodėl? Kol kas neplanuoju. Reikia baigti mokslus tam tikras. Manau, kad aš dar neturiu tiek patirties, kad galėčiau kažką kitą treniruoti teisingai. Bet kaupiu tą patirtį. O dabar, jeigu su to savo užsiėmimu, tai pozavimus vedu. Bet toks pozavimo treniruotės būtent į sceną neįkvėpiu. Čia toks truputukai. Pozavimas realiai yra sunkiau kitą iškreipti mokinti, negu pasakyti, ką valgyti, ar ten sukėlioti kitus metodikas. Tas rytis yra įdomi, tai matau, tą pusę linksmą labiau. Šarūnai, Andrius, ką tik ir pasakojo, Šarūnas yra tas sportininkas, treneris, atletas, kur vystosi jėgame, ir jie treniruoja ir pats panašiavimas dar 8 žmonės nuogimuoja. Kur stiprybė? Iš kur? Ar nesunku, ar kodėl taip? Kodėl nebūna taip, kad tarkim, šitas varžybos tik sportininkam, čia man, bet užsiūlydai viską viename? Man neteko traumų, manau, visas tas atkartas. Kai visi dėkoja, patenkinti savais rezultatais, pasiekia sportininkai, paštus į juos matai, užsimotyvuoji. Gal mano net nėra tokia pradžiai, labai sunku buvo pasiekti geresnių rezultatų. Nes genetika prognozių skirtinga. Vieniem yra rezultatai ateina anksčiau, tai vėliau gali jie nori trenerį, bet tiesiog iš savo genus perlipti reikia didelio darbo. Tai netgi gal žiūrėdamas ir rodydamas sportininkus, pasiekiau tais daugiau kaip sportininkas, negu būčiau nieko nevarė. Kadangi šiek tiek nuspaudė laikas, mes šnekėtumėm iki vakaro, todėl norėčiau iš Renatos kažkokią teiginį tezę sportininkam, treneriam, kam perduoti sveikatos, laimės, surasti skirtingų trenerių pradžių, pozuoti, kažką. Tiesiog labai džiaugiuosi, kad radau kažką tokio gyvenime, kažkokią aistrą, kažkokią veiklą, kurie mane labai veža. Ir linkiu visiems, kas prisiliečia prie sporto, tai bus ir sporto kažkokia tai sritis, kur jūs tiesiog degsit oro tai daryti ir veikti. Mums pasikeičia tiesiog gyvenimas. Visiems linkiu susirasti kažkokias tokias aistrą. Andriau? Aš gal tiem, kurie sportuoja, dažniausiai tie paprasti žmonės, kurie sportuoja, ateina į salę, pamato, stebi tuos pažengusius sportininkus ir nori to greito rezultato. Tai aš gal daugiau į tuos, kad iš tikrųjų to greito rezultato nėra, visur reikia laiko, visur reikia pastangų įdėti. Bet aišku, geriausia, jeigu jau toks žmogus taip jau nori kažkokio tai rezultato ir bando ten vienas kažką daryti, tai tikrai vienam labai sudėtinga. Tai linkiu tokiam žmogui geriau susirasti trenerį,
gerą trenerį kažkokį, tai vat, kur tikrai apie daug trenerių mes kalbam ir tikrai yra pasirinkimas. Ir tiesiog tada bandyti kažkokį rezultatą siekti su tuo treneriu, negu vienam bandyti ten neaišku ką ir dažniausiai gali baigtis traumai. Palinkėjimas, turbūt visi esantys sportininkai esate, tai didžiausias mano palinkėjimas, patarimas turbūt būtų lavinti savo discipliną, o ne žiūrėti motivaciją ilgalaikį perspektyvą, kaip kolega sakė, žiūrėti viską ilgesnį laikotarpį ir disciplinuoti save, taip eisit tolygiai link tikslo ir be jokių traumų, nes jeigu traumų gausit, eisit tik atgal, kas galioja ypač jėgos sportui, kultūrizmą galbūt mažiau, bet Taip pat, iš tikrųjų, reikia. Ja, tai disciplinuokit save, nes galų gale disciplina jūs ves į priekį, ne kažkokią motivaciją, kad sugalvojat, tarkim, užsimotyvavot, tarkim, kažkam manom varžybom, o po to viskas ir baigsit. Duoda mintį. Aš tai manau, kad labai svarbu yra mėgautis tuo, ką darot. Ir jeigu mėgausitės, tai ir neš rezultatus. Tad ir linkiu, jeigu visgi nedaro to, kas keltų džiaugsmą, pabandyt paieškoti kažko kito iš šoną. Jeigu daro, tai sėkmės. Palinkėjimus. Bet pastovumas būtų, ta prasme, eiti į salę, ta prasme, visiems jas raumenys duoti žmogui ne tam, kad kabėtų ant kalvo, ne? Jas reikia treniruoti, lavinti. Reikia sportuoti, taip. Kaip metų bebūtų. Renata, palinkėjimas. Sportuokit, domėkitės, rinkit informaciją, pasiekit, kas tinka, kas ne, eikit į seminarus, žiūrėkit, YouTube'us, video, viską. Žodžiu, vis tiek atrasit savo kryptį, mentorių, guru, ką norėsit vingiuotis, keliauti tokią nutim, žodžiu, viską daryti. Štai, kadangi aš prieš 3,5 metų gavau antrą gyvenimą, tai aš pilnai suprantu ir visiems noriu palinkėti svarbiausia sveikatos. Sveikatos nenusipirks. Ir suprast tą, kad raumenys ne grybai, ant perlietų neauga. Geras. Norėčiau palinkėti, kad pradinio taško kartais žmonėms trūksta, ar grįžti į sporto salės, arba tiesiog kažkada sportavo su treneriais ir bijo grįžti. Tai sakau, kodėl, sakau, aš dabar atsileidžiu su sporą, kaip pas trenerių pasirodysiu. Iš trenerių visiškai vienodai, kaip jis atrodo. Ta prasme, jisai džiaugsis, kad jūs jau grįžot pas jį, vienas jums padės ir tenais grįžkit pas savo trenerius, sportuoti. Ten tie pasakymai, kad aš ten neturiu gražios aprangos, arba tenais nuo sportbatis ten negražus. Tai treneris, žinok, visiškai vienodai, jis laukia jūsų ir priims. Tai dėkoju visiems žiūrėjusiems. Ačiū visiems, kurie klauso mūsų Kultūrizmo akademijos YouTube kanale. Noriu padėkoti visiems pašnekovams, kurie jums palinkėjo būti sveikiems, lojaliems, pozuoti ir neužmiršti tobulėti. Tai ačiū visiems susirinkusiems ir iki kitų.